Sveiki. Elektros instaliacijų, elektros darbų pasaulyje yra toksai vienas baubas, kurio visi bijo ir vadinasi jisai KNX. Tai išmanių namų sistema, bet daugeliu elektrikų, beje, daugelis išmanių namų sistemų jau yra baubas. Tai yra, nelabai gerai, bet, ką padarys. Bet, jeigu žmonės išgirsta KNX, tai jiems iš karto pasidaro kažkas neaišku, baisu, svetima, nepažįstama, todėl jie ten nenori leisti. Šiandien pakalbėkime apie tą elektros baubą KNX, kaip jisai veikia, kaip reikėtų vedžioti kabelius, kokiais principais viskas komunikuoja tarpusavį ir galbūt šitas elektros baubas pasidarys jau netoksai ir baisus. Bet prieš tai, kaip visada, užprenumeruokite mūsų kanalą, paspauskite like po šito video, rašykite komentarus ir užsukite į mūsų internetinę parduotuvę, ten rasite daug įdomių dalykų. Ir paprasta instaliacija, elektros instaliacija ir taip pat išmaniems namams. Taip, pas mane ant stalo dabar guli standartinis pats paprasčiausias, čia iš tiesų labai paprastas išmanių namų, KNX išmanių namų projektas. Ir biškai pastudijuokime, kas čia pas mus numatyta. Kaip matote, čia nupaišytos visos magistralės. Tai yra tiesiog magistralės taip, kaip pravesti yra kabeliai. Kiekvienas šitas kvadračiukas tai jungiklis. Jungikliai gali būti skirtingų tipų. Tai gali būti štai toks standartinis jungiklis, štai toks, kuris atrodo kaip standartinis. Yra toksai plakščias, kuris jau kaip mygtukas, spaudžiasi biškai kitaip. Šitas toksai jungiklis gali būti padalintas per pusę, tai reiškia, kad mes jau turėsim ne 2 klavišus, o 4 klavišus, kurie gali spaustis arba abudu į viršų, į apačią, arba į šonus. Ir šitą jungiklį dar galima padalinti į įvairias dalis. Gali būti, kad į viršų įjungta, į apačią išjungta, arba gali būti, kad į viršų paleidžia vieną sceną, į apačią paleidžia kitą sceną. Dar šitie jungikliai dažniausiai eina su termometru. Yra standartiniai, kurie tiesiog jungiklis, galima pademiriuoti, galima jungti išjungti. Gali būti universalus, tada jame dar yra termometras, kurio duomenis mes galime imti ir tokiu atveju dar valdyti ir mūsų šildymo sistemą. Šitos visos linijos, kaip matot, kaip nubraižyta šita linija, taip šitos linijos ir susijungia. Pas mus iš skydo išeina kabelis, KNX specialus kabelis, kuris ateina iki šito jungiklio, nuo šito jungiklio jisai ateina iki šito ir jie tarpusavį tiesiog susijungia. Taip, jūs teisingai supratot, kad tokiu atveju, jeigu mes norim, pavyzdžiui, šviesą valdyti iš čia ir iš čia, kažkokius taškinius galbūt šviestuvus, tai tokiu atveju mums nereikia vesti čia maitinimo, nuo čia vesti perjungiklio kabelį ir iš čia vesti iki šviestuvo kabelį. Pas mus tiesiog visi šitie įrenginiai susijungia lygiai greičiai tarpusavį. Pavyzdžiui, šitame projekte dar jisai nepataisytas, bet atsirado jungiklis šitoje vietoje. Ką mes padarėm? Mes tiesiog nuo šito jungiklio atvedėm kabelį iki čia, KNX-inį kabelį. Ir šitoj dėžutėj pas mus 3 KNX-iniai kabeliai susijungia ir vienas nueina toliau šitą liniją užmaitina, kitas užmaitina šitą liniją. Buvę davikliai. Šitie ratukui, taip mūsų buvę davikliai. Lygiai taip pat visi susijungia, jiems mes padarėme atskirą liniją, bet ir tai daryti nebūtina, nes mes galėjom, tarkim, šitam buvę davikliui pasiimti maitinimą, atsivesti kabelį KNX-inį iš čia arba iš čia. Ir viską irgi sujungti į vieną grandinę. Ir tai viskas, ko reikia apšvietimo valdymui. Toliau, įdomus dalykas. Visi šitie įrenginiai, visą šitą liniją, įsivaizduokit, kad čia gatvė. Čia gatvė ir kiekvienas iš šitų įrenginių yra namas. Ir kiekvieno iš šito įrenginio mygtukas tai yra būtas. Tai reiškia, kad kiekvienas iš šitų įrenginių jisai turi savo unikalų adresą. Ir kas pas mus gaunasi, kad mes kiekvienam įrenginiui priskiriam savo unikalų adresą. Kaip jūsų adresas gyvenamasis, taip ir turi adresą jūsų jungiklis. Ir šitie jungikliai, jie siuntinėja telegramas. Tai kada jūs programuojat šitą KNX sistemą, paspaudus šitą jungiklį,
išeina iš jo telegramą. Eina į šitą jungiklį, ne, adresas nesutapo, sutapo čia su kažkokiu įrenginiu mūsų skydė. Tai yra mūsų skydo vienos dalies schema, tai mūsų aktuatorius. Tai va, tarkim, prie šito aktuatoriaus prijungti šviestuvai, kažkokie, reiškia, sceniniai šviestuvai, katilinės šviestuvas, kuriam nereikia nei dimiriavimo, nieko, jis tiesiog paprastas šviestuvas. Tai va, telegrama atkeliavo iš mūsų jungiklio, daėjo iki šito įrenginio, kuris irgi gyvena mūsų gatvėje ir turi savo adresą. Ir šitoj telegramai parašyta, žiūrėk, paspaustas ten toks mygtukas, reiškia, tu turi įjungti A6 išėjimą. Įjungti arba išjungti. Ir va tokiu atveju jūsų įrenginys tiesiog žino, kurį įrenginį jums reikia įjungti. Lygiai tas pats pas jūs eina ir su judesio davikliais. Ir ką jūs gaunat gale dienos, kad kiekvienam iš jungiklių jūs tiesiog priskiriat adresą ir paskui tiesiog kiekvienam jungikliui, kiekvieno jungiklio klavišui specialioj programai sudėliojat, ką jisai turi įjungti. Tai jūs tiesiog pažymit, kad va šito jungiklio ten kairys pirmas jungiklis turi įjungti arba išjungti arba padimiriuoti tokį šviestuvą. Ir viskas. Su tokia logika jūs tiesiog vienu paspaudimu įjungiat kažkokią liniją, kitų paspaudimų išjungiat į liniją. Jeigu laikot ilgai, tai jūsų šviesos dimiriuojasi. Laikot į viršų, dimiriuojasi. Laikot į apačią, dimiriuojasi į apačią. Taip. Dabar jūs ant šito projekto matote apšvietimo schemą. Apšvietimas čia yra padarytas šiaip per dalį, tai apie dalį mes gal pasišnekėsim išsamiau kitame video, bet iš principo gaunasi, kad visi šviestuvai tarpusavį susijungia, jie lygiai taip pat gauna savo adresą ir jos galima valdyti. Tai liečia taškinius šviestuvus. Šitoj vietoj daly mūsų pasibaigė, nes čia pas mus yra du šviestuvai, čia track sistema, čia irgi pakabinami du šviestuvai, jie tiesiog yra dimeriuojami, bet ne daly. Ir tokiu atveju mes tiesiog apšvietimo, va šitą liniją atvedėme skydą, šitą liniją atskirai atvedėme skydą, šitą liniją atvedėme atskirai skydą, šitą liniją atskirai ir šitą liniją atskirai atvedėme skydą. Visas šitas linijas mes pajungiam prie dimerio aktuatorių ir lygiai taip pat sukuriam jiems sceną, kad tą mygtuką paspaudus, reiškia, įsijungia toks režimas šito šviestuvo įjungimo. Lygiai tas pats pas mus ir su šitais šviestuvais, jie jau nedimeriuojami, tiesiog paprasti on-offiniai. Lygiai tas pats su šituo šviestuvu. Tai paprastus šviestuvus, kurie nedaly, apie dalį sakau, aš padarysiu atskirą video, spauskite laiką, jeigu norite, kad padaryčiau atskirą video apie dalį. Tai daly šviestuvus, ten biški kitokių principų, taškinių šviestuvų, daly sistemoje yra begalė tokia, labai patogu, laisvai programuojami ir galime sukurti daugelį įvairių scenarijų. Sekantis dalykas, ką mes dar galim padaryti su mūsų mygtukais. Kadangi mūsų mygtukai gali ne tik išjungti šviesą, mes galim jiem priskirti, tarkim, vienam jungikliui, mes galim priskirti, kad jisai įjungtų, tarkim, 4 šitos šviestuvus. Galim vienam jungikliui priskirti, kad jisai įjungtų 2 šviestuvus. Iš čia, ką mes gauname? Mes gauname lankstumą. Jeigu mes prasivedėm viską, sukonfiguravom ir mums nepatiko, tai mes galim perkonfigūruoti kitaip. Tai mes gaunam lankstumą. Mums nereikia sukti galvos, kad kaip mes turim vedžioti tos kabelius, kad valdyti iš daug vietų, bet užtat mes paskui dar ir gaunam lankstumą, kas yra labai svarbu. Ir dar vienas dalykas, kad vienam mygtukui galima sukurti scenas. Scena gali atrodyti taip. Pavyzdžiui, aš paspaudžiau šitą mygtuką ir man kas pasidarė. Kaip pavyzdys, užsidarė užuolaidos, įsijungia šitas apšvietimas 30% galingumu, šitas apšvietimas įsijungia 5% galingumu, šitas atsijungia, jeigu buvo įjungtas, ir mes gaunam apšvietimo sceną. Reiškia, mes paspaudus šitą mygtuką vieną, pas mus įsijungia apšvietimas į kažkokią sceną, kurią mes, tarkim, dažniausiai naudojame. Gaunasi,
kad pas mus jau nereikia, kad pas mus būtų didelio fortepijono su klavišais, kuriuo mes norim žiūrėti televizorių, tai šitą paspaudėm, išjungiam, šitą paspaudėm, išjungiam, šitą dimeriuką prisukom, šitą dar paspaudėm, išjungiam, o šitą aš noriu įjungti. Šitas scenarius jau išsimeta, nes pas mus yra iš anksto laisvai užprogramuojamas taip, kaip mes norim. Mygtukas, kurį mes paspaudėm ir jisai automatiškai per 1 sekundę įjungia mums taip, ką mes norim. Tai vat toks dalykas ir tas dalykas vadinasi sceninis valdymas. Ir sekantis dalykas, kaip ir minėjau, kad mūsų jungikliai turi temperatūros daviklį viduj ir matuoja aplinkos temperatūrą. Ką mes gaunam? Mūsų jungiklis matuoja temperatūrą. Ir siunčia signalą ten į mūsų pagrindinę sistemą. Prie sistemos prijungtas, tarkim, čia pas mus vienas aktuatorius, kitas aktuatorius prijungtas banaliai, kaip ir bet kuris kolektorius, tokių pačių principų, prie jo prijungta kiekviena pavara. Tai pavara ten miegamojo kontūras, svetainės kontūras, virtuvės kontūras, vonios kontūras, ne? Gaunasi, kad mes savo vizualizacijos programoje pasiimam ir pasakom, kad aš noriu, kad šitas jungiklis matuotų temperatūrą šitoje patalpoje ir atvaizduotų joje mūsų pagrindinėje planšetėje. Tada mes turim planšetę nustatymą, kokią mes norim, kad temperatūra būtų šitoje patalpoje. Nustatom 22 laipsnius, kad mes norim šilčiau biškį, kad būtų. Viskas. Ir pasakom, kad jeigu temperatūra yra žemesnė 22 arba 21,7 plius minus ten 3 laipsniai, reiškia, aš įjungiu mūsų aktuatoriaus A18 išėjimą, prie kurio prijungta termopavara. Kai mūsų temperatūra nukrito žemiau užduotos, įsijungia šitas aktuatorio išėjimas, kuris įjungia kontūrą, per kurį cirkuliuoja vanduo, taip jisai prišildo temperatūrą. Ir jisai prišildo, kol temperatūra nepasidarys 22,3 tarkim. Kai jisai pasidarė 22,3, kontūras atsijungia, tiksliau aktuatorius išsijungia, susidaro pavara, kontūras atsijungęs, viskas, nešildo. Lygiai taip pat tai veikia kaip paprasto termostato, nes mūsų termostatas tiesiog, jeigu termostato atveju mes turim atsivesti iki kolektoriaus maitinimą, tada iš kolektoriaus atvesti iki termostato ir čia dar sumontuoti termostatą už ten 100 kažkiek eurų, kuris matos temperatūrą ir atlikinės tą patį, tai mūsų vienas mygtukas, kurio paskirtis yra įjungti, išjungti šviesą, jisai taip pat gali veikti ir kaip termostatas. Daugelis iš jūsų gali pasakyti, kiekvieną kartą aš norėdamas pakeisti temperatūrą turiu eiti iki planšetės, tai nebūtinai iki planšetės, jūs galite nueiti ir iki savo telefono, bet poreikio keisti temperatūras kas kartą nėra. Tiesiog jūs, jeigu jaučiat, kad jums 22 per karštą, jūs vieną kartą nustatėt mažiau 21 ir laiko tą 21. Jeigu jūs norit dinamikos, tai jūs galite padaryti scenas, vėlgi, pagal kurias, tarkim, dieną jums laiko 21, bet vakare jūs mėgstat, kad jau prieš miegą būtų šalčiau, jūs pažeminat iki 18 ir tai darosi automatiškai. Kai ateina jau rytas, žinot, kad reikės keltis, norisi vėl, kad būtų karščiau, o gal kažkam norisi dar šalčiau, kad būtų, tai vėl sugrįžta į 21 ir vėl pakelia tą temperatūrą. Jeigu mes išvažiuojam iš namų, pridavėm signalizaciją, užrakinom mūsų duris, tai jūsų namas gali pereiti visas į režimą out of home ir automatiškai temperatūra visuose kambariuose sumažėja, tarkim, iki 18-17, kaip jums patogu. Rekuperatorius, kuris irgi lygiai taip pat gali pasijungti į KNX sistemą, sumažina apsukas ir mažiau tiekia oro į namą ir reiškia, kad mažiau vartoja elektros energijos. Nežinau, kondicionieriai atsijungia, kiti visi įrenginiai atsijungia, šviesos lygiai taip pat gali atsijungti ir taip toliau. Va,
Su kolektoriu atveju mums vienintelis, ką reikia padaryti, tai iš skydo nuvesti, 12-15 gyslų kabelį iki kolektorinės, nes jums reikalingas bus kolektoriniai nulis ir kiekvienai pavarai atskiras valdymo kabelis. Bet visos šitos sistemos minusas vienas yra. Jinai, aišku, bus brangesnė, bet veikia stabiliai. Kitas dalykas, kad jinai, tai turi daryti specialistas ir šitos sistemos integravimas, kaina jos, projektavimas, jisai kainuos pinigų ir reiškia jūsų išlaidos, namo statybos išlaidos, jos gali pabrangti. Bet norint komforto, patogumą ir taip toliau, tai kainuoja savo pinigų. Mes, jeigu ką, projektuojam, programuojam ir instaliuojam visas šitas sistemas, dėl mūsų kontaktus galite surasti šio video aprašyme. Prenumeruokite mūsų kanalą, spauskite mums laiką ir susitiksime sekančiame video. Parašykite į komentarus dar, ar norit, kad padaryčiau video apie dalis sistemą. Iki.